Sveiki visi, banguoja festivalio draugai, klausytojai. Mes tęsiam pokalbių seriją su garso žurnalistikos audio kūrinių kūrėjais. Ir šiandien aš kalbuosiu su Deimante Bulbenkaite. Labas, Deimante. Labas, Karoli. Deimantė yra sąlyginai naujas žmogus audio pasaulyje, bet įniręs į jį pilnu kūnu. Deimantė LRT klasikoje kuria laidą pavadinimu Tendencingai ir per Radio Vilnius kartu su Audriumi Pociumi ji kuria laidą pavadinimu Puota. Puota gavo specialų paminėjimą pirmosiuose meno kritikos apdovanojimuose Lietuvoje. Sveikinu su tuo. Ir ar teisingai aš išgirdau naujausiai Tendencingai laidoje, kad Deimante, tu buvai nominuota LRT geriausios vedėjos kategorijoje? Taip, Prašau, tai patvirtink. čia pabandysiu patikslinti trumpai, kad LRT kiekvienais metais turi tokius vidinius auksinių bičių apdovanojimus, kurių metu yra pagerbiami geriausi tų metų LRT darbuotojai. Ir apdovanojimuose yra speciali kategorija skirta radio vedėjams ir ta kategorija vadinasi Metų FM. Tai man rodos, esu viena iš 5 geriausių šių metų radio vedėjų, bet net galiu pasimaivyti, kad esu pasidėjusi specialų nominacijos ženkliuką. Matai? Wow. Ten Aha. korys, ar ne? Čia kaip Taip, bitutė bičių temą tęsant. taip. Tai nesitikiu tikrai to apdovanojimo gauti, nes matau, kad kategorijoje yra kolegų, kurie gerokai ilgiau dirba radijoje ir kurie yra tikrai ne pirmą kartą nominuoti, tai aš tikrai visą tai suprantu, bet kaip debutantė jau gauti iš karto iššokti į tokią, tikrai LRT visame kontekste labai turtinga, tokia netgi tiršta gerais vedėjais kategorija, tai ir tokią nominaciją gauti man be galo daug reiškia. Tai va, labai džiaugiuosi. Sveikinu, man buvo labai malonu tai išgirsti, nes, sakant, full disclosure klausytojams, mes esame pažįstami, sakam vienas kito veiklą žurnalistikoje ir tokia, palaikom vienas kitą, labai svarbu turėti, manau, bendruomenę, labai džiaugiuosi tad kolegiškumą iš tavęs gaudamas ir bandydamas įduoti atgal ir džiaugiuosi, kad banguoja suteikia erdvę kalbėtis šitam formate. Aš nepasakysiu svarbaus dalyko klausytojams, kurie tavęs gal netiek žino, kad tu esi mados žurnalistė, tavo laidos yra, Puota yra daugiau negu tik apie madą, galbūt netgi visai ne apie madą, bet tendencingai yra mados laida. Ir čia gal ir svarbus visą tavo tokią genezę suprasti, nes tavo mados žurnalistika prasidėjo dar blogų laikais, tu kūrei blogą pavadinimu Spintos guru, vienas klasikinių to meto kūrinių, dabar žiūrint retrospektyviai tikrai vienas gražiausių, daugiausia darbo įdėtų kūrinių, bet tai buvo kitas formatas, jis buvo labai vizualus, su daug fotografijų, jis veikia internete kaip blogas ir tai, kad tau perėti prie mikrofono ir kalbėti su žmonėmis savo balsu, o ne savo tekstais, yra kažkas naujo. Man įdomu kaip šitas pokytis įvyko, kaip tu atsiradai prie mikrofono, ką tu prie jo radai, ko neradai tekste. Iš tiesų, visai yra dabar juokinga prisiminti žurnalistikos studijų metus, nes Karli, tu irgi esi baigęs tą patį Vilniaus universiteto žurnalistikos institutą. Ir antruose studijų metuose mes turėjome rinkti savo profilį. Tai turėjo būti arba spauda, arba radijas, arba televizija. Ir aš prisimenu, kad kai reikėjo rinktis, aš žinau, kad 100% renkuosiu spaudą. Na ir galbūt televizija dar būtų kažkas į tą pusę man. Bet radijas, galvoju, kur į radiją aš gyvenime neisiu. Tai yra absoliučiai ne man. Mano balsas radijai yra netinkamas. Aš nemoku pasakoti, nenoriu sėdėti prie mikrofono. Ir galų gale mados tematika radijai tiesiog skamba kaip labai paradoksaliai, atrodo, kad yra kažkas, kas galėtų veikti. Ir aš niekada ir nemaniau, kad atsirasiu radijoje ir man pačiai dar iki dabar tai yra labai netikėta, bet nuo ko viskas prasidėjo, tai iš tiesų nuo mano pažinties su šiuolaikinio meno kuratoriumi Audriumi Pociumi. Mes tiesiog labai netikėtai per karantiną internetu patapome labai gerais draugais, siuntinėjimasis mymais, bendri pokalbiai ir visokie panašus dalykai. Ir kažkurio metu, prisimenu, sėdime su Audriumi vėlų vakarą, kalbame ir jis man prasitarė, kad kuriasi toks naujas bendruomenės radijas, kuris vadinsis Radio Vilnius, ir to bendruomenės radijo kūrėja yra visiems gerai žinomas didžėjus muzikos kūrėjas Manfredas Bajelis bei Kotryna Brėdytė. Ir Audrius man sako, kad
Iš tiesų labai norėčiau pabandyti turėti Radio Vilniuje savo laidą, kur galėčiau kalbėti apie šiuolaikinį meną ar bendrai apie šiuolaikybę kultūroje. Ir aš jam kažkaip sakiau, ar galvojai tą laidą vesti su kažkuo kitu, nes mes tikrai labai įdomiai kalbamės visą laiką su tavimi ir tikrai mūsų diskusijos yra įdomios ir randam tiek daug įdomių paralelių tarp šiuolaikinio meno, tarp mados, nes jis tik yra tas paskultūrinis laukas. Netgi yra nemažai ir įvairių persiklojimų, nes šiuolaikinio meno mes negalim įsivaizduoti, tarkim, be performanso, kuriame kostiumas yra be galo svarbi dalis, o pavyzdžiui, šiuolaikinės mados negalime įsivaizduoti be nuorodų į meną, į šiuolaikinį meną, kartais į skulptūrą, į, bet kokį vizualų į meną, kas, manau, yra labai svarbu. Ir mes sugalvojame, kad galbūt laidą pradėkime daryti kartu. Ir patys tie pirmieji įrašai buvo iš tiesų labai juokingi, dėl to, kad nusprendėme laidą transliuoti negyvai, bet ją įsirašyti. Ir kadangi vis tik turėjau šiokius tokius radio pagrindus iš universiteto, nes visi dar prieš profiliavimą turėjome labai trumpai pereiti kiekvienos medijos kursą. Ir aš nusprendžiau, kad gerai, aš pabandysiu montuoti tas mūsų laidas. Ir prisimenu, jog pirmą puotą, tai yra mano ir Audriaus valandos trukmės pokalbį, aš montavau bene 6 ar 7 valandas, vien tik dėl to, kad buvo ekstremali perfekcionistė, kuri norėjo iškirpti visus Ir tai tikrai nebuvo pati geriausia idėja ir kažkaip tada galvojau, galbūt radijas tikrai ne man, bet tada kažkaip įsidrasinom ir nusprendėm, kad tebūnie eikim į gyvą eterį ir žiūrėkim, kas išeis, pradėkime daryti interviu. Tai iš tiesų mano pradžia prie mikrofono buvo Radio Vilniuje su kolega, kuris iš viso neturėjo jokios žurnalistinės patirties ir tada aš kažkaip pastebėjau, jog bekalbant, galbūt ir tas sklandumas po truputį atsiranda, galbūt įdomu pasakoti tas istorijas, galbūt tiesiog yra bendrai įdomu diskutuoti apie vizualią kultūrą, būtent paaiškinant kažkokį naratyvą, kuriame ta kultūra atsiranda, tarpsta, gimsta ir galų gale kažkaip išplinta ir paskui numiršta. Ir man tai davė suvokimą, kad palauk. O jeigu būtų galima apie madą kažką panašaus padaryti, nes mūsų po to buvo apie šiuolaikinį meną pagrindę ir kažkaip taip netikėtai po metų eteryje su puota sulaukiu pasiūlymo iš LRT klasikos padaryti vasarinį eksperimentą ir parengti 13 epizodų ciklą laidų apie madą. Ir kažkaip galvau, keista, bet pabandykim, neišeis, tai kas blogiausia gali nutikti, tiesiog mane atšauks, išmes ir aš niekada negrįšiu LRT. Bet tikrai pirmi įrašai buvo ganėtinai sudėtingi, nes aš supratau, kad Radio Vilniuje vis tik viskas labai laisvai vyksta ir labai tokiu DIY stiliumi. LRT standartai yra visai kiti, tai man teko labai greitai ir labai sunkiai užaugti. Ir balso valdymo prasme, ir turinio pasirengimo prasme, bet buvo labai verta. Pasakok apie tai daugiau, nes kaip Radio Vilnius yra toks bendruomenės radijas, žmonės, kurie, jeigu aš pats jame nevedu laidų, bet jeigu teisingai suprantu, tai yra labiau, jeigu tu turi iniciatyvą, jeigu tu turi ką pasakyti, tu esi gan laisvas eterį gauti ir tai yra internetinis radijas visų pirma. Tuo tarpu LRT klasika yra tuo ypatinga, kad tai yra tinklelis, yra limituotas kiekis, kiek tu gali per 24 valandas paroje įdėti laidų. Ir jeigu tu gauni savo 40 minučių ar valandą ten, tai yra daug didesnė konkurencija, nes vadinasi, kad kažkas kitas galbūt tos valandos negauna ir tu, aišku, gali pasiekti daug daugiau žmonių per tradicinės FM bangas. Tie žmonės, kurie aš pamenu, kai žinių radijo dariau laidas pats, kad sužinojau, kad koks nors giminaitis kažkur girdėjo mano laidą, nors aš niekada nesiekiau kažkaip su juo gal dalintis, bet tiesiog radijas pasiekia daug platesnį kiekį žmonių ir tu pats nelabai gali ir suvokti, ką jis pasiekia. Bet kaip ir sakė, yra kitas kažkoks tarsi reikalavimas kažkaip galbūt kitaip tada kalbėti tiem žmonėm. Gali apie šitą skirtumą daugiau papasakot, kaip tu laviruoji tarp DIY radijo ir visuomeninio radijo, visuomeninio transliuotojų? Turiu pasakyti, kad tikrai nereikia man per visą šią sudėtingą situaciją naviguoti vienai ir esu be galo dėkinga LRT už suteikiamą visą maksimalią pagalbą. Tai reiškia, jog dirbdama LRT aš dirbu su fantastiškais garso režisieriais, jeigu tiksliau režisierėmis, kurios kartais mane įrašo metu ir sustabdo, ir pataiso,
ir duoda patarimų, ką kaip sakyti, ko nesakyti, kaip galbūt geriau kažkokį sakinį išvystyti, kaip geriau galbūt pabandyti įterpti muzikinę kokią nors pauzę, kai jos reikia, kada reikia save pakartoti, kada vėl reikia laidą pristatyti. Aš tikrai be jų pagalbos, tikrai nebūčiau taip greitai paaugus ir manau, kad tai yra labai svarbu. Aišku, tai yra sudėtinga. Sudėtinga visų pirma dėl to, kad aš labai blogai kirčiuoju. Aš esu iš Klaipėdos ir mano kirčiavimas yra, tiesiog, yra LRT keli kalbos redaktoriai, kurie praeitais metais dar klausydavo mano laidų ir man atsiųsdavo mėnesio gale didžiulį Wordo dokumentą, kuriame buvo parašyta, kur ką aš kaip blogai kirčiuoju. Gali duoti pavyzdžių, kas ten buvo įrašyta? Manau, kad šito pokalbio girdėsis pakankamai daug, žinok, mano kirčiavimo klaidų, bet pagrindinė problema galbūt yra toksai kaip ir mano darbo tipas ir mano pačios pasirinktas procesas, nes neretai yra įsivaizduojama, kad kaip radijo vedėjai, ypač tie, kurie, tarkim, neima interviu, bet dirba būtent su solo esė formatu, kad jie pasirašo tekstą, jie ateina ir tą tekstą perskaito ir tas tekstas jau būna gražiai sukirčiuotas. Aš prisipažinsiu, kad aš nemoku taip daryti ir kad aš nenoriu taip daryti. Visų pirma dėl to, kad aš visuomet girdžiu, kai žmogus skaito. Ir mane tai labai dažnai erzina, nes tada jausmas yra toks, kad tu, esi kaip tokia mokyklos skaitovų konkurse, kur visi atsistoja, pasiema savo rašinėlį iki 600 žodžių ir bando raiškiai perskaityti savo samprotavimą. Ir jau kažkur ties trečiu sakiniu, tai jau supranti, kad nei pačiam žmogui yra įdomu, nei kad tau yra įdomu. Ir mano procesas yra visai kitoks, jis galbūt atrodo labai chaotiškai iš šono, nes esu keletą kartų dariusi nuotrauką, kaip atrodo mano laidų įrašai LRT, kaip mano stalas atrodo prie mikrofono. Tai yra kompiuteris su pačiais įvairiausiais nautais pasižymėtais, tada yra kelios knygos atverstos, tada yra dar visokių nautų prisidėta popierinių aplinkui. Ir aš tiesiog pasakoju ir pasakodama jau gyvai žiūriu, ką man dar pridėti, ką man dar prikabinti. Aš turiu kažkokį nedidelį laidos planą kiekvieną kartą, be abejo, pasidarai researchą, bandai susirasti kiek įmanoma daugiau įdomios informacijos, bandai užkabinti kažkokias probleminės vietas, kurios galėtų klausytojai būti įdomios arba galbūt gal tau galėtum būti įdomios. Bet tas pats mano pasakojimo principas yra ganėtinai chaotiškas, bet aš manau, kad galbūt tai ir suteikia tam tikro gyvumo, tai leidžia laidai skambėti, tarsi aš kalbėčiausi su savo klausytoju, o ne kad aš tiesiog atsisėdu jam pamokslo atskaityti. Ir aš manau, kad tai galbūt yra svarbu ir čia yra tokie dalykai, kurių man bendrai radijui neretai trūksta. Aš suprantu, kad nacionalinis transliuotojas tikrai turi atitikti tam tikrus standartus ir ta kalba turi būti švari, tas pasakojimas turi būti sklandus, nes galų gale tu nenori, kad tavo klausytojas po valandos suprastų, kad jis iššvaistė tą valandą ir kad jis negavo gero turinio ir kad, tu nenori jaustis kaltas ir tu vis tik jauti kas kartą atsakomybę už tai, kad tu išleidi į eterį, bet man vis tik norėtųsi galbūt mažiau formalaus ir truputį gyvesnio to radio balso santykio su savo klausytoju. Galbūt dėl to, pavyzdžiui, nemažai žmonių renkasi ne klasikinių radio laidų klausytis, bet, pavyzdžiui, jiems yra artimesnis tinklalaidžių formatas, kuris leidžia ir laisvesnę formą, laisvesnį pokalbį, leidžia šiek tiek nukrypti mintims, leidžia atveria kažkokius vartus improvizacijai, kurios, man galbūt tiesiog pačiai norisi daugiau. Aš pati klausau labai daug tinklalaidžių, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą. Ir aš pajaučiu, jog mano mėgstamiausios tinklalaidės tikrai yra tos, kuriuose, tu jauti, kad vedėjas nėra tiesiog teksto skaitytojas. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Visiškai. Ir ta pati nominacija, apie kurią kalbėjom pradžioje, rodo, kad matyt to reikia ir patiem LRT žmonėm, kad jie kad atpažįsta, kad tai yra teisinga kryptis. Ir apie tas kirčiavimo klaidas užsiminiau, nes yra turbūt skirtingi, galima ilgai diskutuoti, kas yra iš tikrųjų klaida kalboje, ar ne, jeigu žmonės kažkaip kalba, turbūt ir jiem tai padeda susikalbėti, galbūt tai nėra klaida, ir jeigu, žinai, kalba irgi yra kintantis dalykas ir taip toliau. Taip. Bet kokiu atveju, man labai patiko, ką dar papasakojai dėl tavo proceso, ką kalbėjai apie jį, nes tu pasirinkai su tendencingai laidomis, bent jau su dalimis laidų. Iš ties tokas radijo yra labai sunkus formatas, tai yra tiesiog kalbėti solo, būti, kurti audio esė ir neturėti kito žmogaus, kuris kažkaip tave atlieptų, ir visas
tai yra tiesiog sudėtinga išlaikyti klausytoją su tuo. Ir man buvo įdomu, kodėl tu taip nusprendėjai. Žinoma, kita dalis tavo laidų yra interviu dalis, ten yra labiau tradicinis formatas, bet klausantis tavo esė laidų, jose tikrai aš jaučiuosi kaip, net nesakyčiau kaip paskaitą gavęs, labiau tokį kaip, jo, tai yra kažkoks atskiras formatas. Ir papasakok, kodėl tu jį pasirinkai ir kaip tu jame išlaviruoji tarp improvizacijos ir tiesiog tokio struktūros. Minėjai, kad turi kažkokį planelį, bet tiesiog kaip apskritai prie šito formato priėjai, kuris nėra įprastas garso pasaulyje? Iš tiesų, nuo šito formato aš ir pradėjau LRT, dėl to, kad mano tendencingai prasidėjo nuo idėjos padaryti 13 laidų ciklą, nes vasaros sezone yra 13 laidų. Pernai vasarą pradėjau birželio vidury ir pirmas laidų ciklas, man rodos, iki rugsėjo vidurio ėjo. Ir tai turėjo būti 13 pasakojimų apie tai, kaip mada kito dešimtmečiais nuo 20 amžiaus pradžios iki pačių laikų. Tai kadangi yra 13 dešimtmečių, tai išėjo ir 13 laidų. Čia taip toks netikėtas gražus sutapimas išėjo, bet tiesiog kažkaip nusprendžiau, kad jeigu turiu galimybę kalbėti apie madą eteryje, jeigu tai yra tik vienkartinis projektas, tai vis tik kažkaip norėjau eiti prie tokio kaip ir ABC formato, nes iš serijos, visi žinome, kad 20 amžiaus madą tikrai galima skirstyti dešimtmečiais. Manau, kad ir muzikai irgi tas pats galbūt galioja, kad sakai, o čia skamba kaip iš 60s, kaip iš 70s, kaip iš 80s. Ir tarsi žinome intuityviai, ką tai reiškia, bet aš galvoju, kad galbūt būtų visai įdomu tokį visiems suprantamą formatą truputį pagilinti ir kartais dekoduoti, kodėl mums reiškia tai, ką reiškia. Kodėl mes galvojame, kad 60s mums reiškia kažkokią jaunimo revoliuciją, seksualinę revoliuciją ir kodėl iš viso minisionas buvo svarbus, kodėl 20 amžiaus aušroje žmonės tikėjosi, kad keisis ne tik galbūt žmogaus teisų pačios įvairiausios aplinkybės, bet galbūt, kad tai atneš ir kažką visiškai naują į madą, arba galbūt kažkoks egzotizavimas atsiras europietiškoje madoje susijęs galbūt su kelionėmis, labai populiariamis tuo metu kelionėmis, tarkime, į rytų kraštus ir kaip mados globalumas pradės augti. Ir kažkaip aš labai norėjau tiek pati daugiau išmokti apie tokius visiškai paprastus mados pagrindus, nes atrodo, kad taip, tu apie tai žinai, tu viskas su tuo yra aišku. Bet galvoju, kad tai man pačiai bus labai gera proga pasikartoti ir galbūt pačiai kažką naujo sužinoti. Tai tiesiog aš šitai žiūrėjau kaip 13 paskaitų. Ir tai išėjo galbūt toks šiek tiek paskaitų formatas, kur tu tiesiog taip kalbi solo. Tačiau, man tai buvo labai smagu ir galbūt šitas formatas man atrodo toks svetimas dėl to, kad čia mano draugai dabar tikrai juoktųsi, nes aš visus dažniausiai labai užknisu, nes jeigu randu temą, kuri man yra įdomi, aš tiesiog atsisėdu ir pradedu pasakoti viską. Tiesiog jaučiuosi galbūt kaip vaikas, kuris grįžta į mokyklos ir tėvams papasakoja, šiandien aš išmokau šitą ir šitą, ar jis žinojo tą ir tai yra labai įdomu ir tada kalbėjausi su tuo. Aš tiesiog turiu tokį natūralų norą papasakoti ir pasidalinti ir man tą pusvalandį iš tiesų nėra sunku iškalbėti. Tai man tiesiog šitas formatas yra visai tinkamas, aš žinau, kad jis nėra lengvas ir aš žinau, kad kartais galbūt po laidos aš ir nesijaučiu iki galo gerai, nes aš žinau, kad aš iškalbėjau tą pusvalandį ir 40 minučių ir aš kartais galvoju, bet ar aš tikrai ten sudėjau maksimaliai daug informacijos, kiek galėjau ir tada galvoju, kad ar aš nenuvilsiu savo klausytoją ir kažkaip tada bandau truputį nusiraminti ir susivokti, kad jeigu tas pasakojimas buvo organiškas ir jeigu aš vis tiek turėjau kažkokią minties giją ir jeigu aš vis tiek pasakiau, ką aš norėjau pasakyti, tai galbūt viskas ir tvarkoje, bet ar kartais pagalvoju, kad yra interviu daryti lengviau, taip interviu yra daryti lengviau ir galbūt didėjant laidos trukmei, kartais tas solo nebūna labai lengvas formatas, bet sakau, aš šiaip mėgstu kalbėti ir aš mėgstu pasakoti, tai jeigu dar gerai pasiruošiu, tai tuomet man tas laikas praskrieja. Ir man kaip klausytojai, klausantis tavo laidų, paliko didelį įspūdį tavo santykis su mada, kuris yra labai pagarbus, jaučiasi, kad šita sritis tau yra, tarsi atveria daug daugiau negu tik drabužiai, tai yra apskritai labai daug pasako apie kultūrą, apie žmogiškumą.
Bet tuo pat metu tu lieki klausytojo pusėje. Pavyzdžiui, klausant tavo esė apie kūną, ar ne, ir apie tai, kaip dažnai mums atrodo, kad drabužis, kuris atrodo puikiai reklamose, puikiai atrodo modelių, kodėl jis atrodo nebūtinai taip gerai ant mūsų, ar ne, paprastų žmonių. Ir jeigu aš kaip radijo klausytojas, aš iš tavęs tarsi gaunu patvirtinimą, kad viskas su manim tvarkoja. Tai yra priežastis, kodėl kokie yra modeliai ir naudojami reklamose ir kodėl, na, taip, mada turi daug galios ir daug žaismės tame ir panašiai, bet nereikia leisti jai diktuoti savivertės tavo ir panašiai. Ir tada, iš esmės, ką aš gavau daug informacijos apie tai, kaip, pavyzdžiui, koks nors korseto istorija ir tuo pat metu supratimą, kad nereikia to korseto idealizuoti. Arba, nežinau, sportą. Man labai patiko mintis, kur buvo vienos iš autorių mintis, kad tarsi sporto klubai šiuo metu yra tarsi naujieji, kažkoks naujasis korsetas, kuris tau duoda kažkokį suvaržymą kūnų ir kad, viskas tvarkoja norėti, nežinau, sveiko, gražaus kūno, bet galima ir tai ir kritiškai žiūrėti. Žodžiu, aš niekada nesijaučiau, kad man moralizuojama, aš jaučiau, kad tu esi klausytojo pusėje ir tuo pat metu esi labai pagarbi madai, bet ir kritiškai jai. Kažkoks atrodė labai sveikas santykis. Man įdomu, kaip tu jį pasiekiai ir galbūt tai yra vienas iš raktų, kodėl žmonės mėgsta tavo laidų klausyti, nes jie jaučiasi, kad tu jų pusėj. Manau, kad bet kokia kita prieiga galbūt nebūtų sąžininga, netgi tam tikra prasme, nes vis tik kiekvienas iš mūsų neišvengiamai turim santykius su drabužiais. Ta prasme, čia yra vienas iš nedaugelio dalykų, kas mus visus 8 milijardus gyvenančius pasaulyje jungia, tai yra tai, kad mes atsikeliam ir mes kažką apsirengiam. Tai yra labai labai bendražmogiškas veiksmas, toks pat kaip pavalgyti, nusiprausti, nueiti į tualetą, pasakyti kažkam, kad juos myli ir galbūt kartais ir blogai jaustis. Ar dar ką. Na, žodžiu, tai yra be galo bendražmogiškas dalykas, o mada vis tik yra toks kultūrinis reiškinys, kuris turi savo visiškai atskirą dinamiką, kuris turi visiškai savo atskirą reikšmių lauką. Ir mes dažnai galvojam, kad mada yra savo, mes esam savo. Kaip pavyzdžiui, žmonės, tarkim, neretai galvoja apie šiuolaikinį meną, kad šiuolaikinio meno laukas yra savo ir savo problemas turi, savo raišką turi savo dalykus, kuriuos nagrinėja ir tuomet yra tas realus gyvenimas ir kažkaip man norisi parodyti, kad tos skirties iš tiesų nėra. Ta skirtį mes susikūrėme pagrindė dėl to, kad mes bijome, kad mes kažko nesuprasime, mes bijome, kad tas laukas galbūt mūsų nepriims, mes jį žiūrėsime, bet jis į mus nežiūrės atgal. Ir kažkaip aš jaučiu, kad labai daug to yra su mada, kad mada atrodo labai elitistinė, mada atrodo šiaip tokia bjauri sudėtinga industrija, kuri yra skirta 1% of the 1%, bet aš noriu parodyti, kad mada yra mūsų visų gyvenimuose, neišvengiamai, kad ta prasme mes žiūrime, kaip NATO lyderiai atvažiuoja į Lietuvą, mes matome jų kostiumus, mes neišvengiamai matome madą. Mes matome, kaip apsirengia Diana Nausėdienė, mes neišvengiamai matome madą arba, jeigu tiksliau, jos nebuvimą. Mes žiūrime, pavyzdžiui, į tai, kas pasirodo ant Eurovizijos scenos, mes neišvengiamai matome įvaizdžius, negi dar prieš tai, kol mes išgirstame dainą. Mes jau priimame kažkokį sprendimą, kurį galų gale sukuria mada. Mes išeiname į gatvę, mums kažkas patinka, o kažkas nepatinka ir galvom, kaip blogai tas žmogus atrodo, arba kaip gerai tas žmogus atrodo, arba galbūt aš norėčiau taip atrodyti. Tai vėlgi yra tas pats santykis su mada. Būna ryte atsikeliam ir galvom, kaip blogai aš atrodo. Visi turim bad hair days ir visi kartais turime bad look days. Kitą dieną atsikeliam ir galvom, wow, kaip aš šiandien gerai atrodo. Tai vėlgi yra apie santykį su mada ir kažkaip man labai norisi būtent tą tokį elitistinės industrijos stereotipą sugriauti ir kažkaip parodyti tai kaip tokį labai mums visiems iš tiesų, tokį integraliai pažįstamą reiškinį. Ir taip aš puikiai suprantu, kad aš dirbu jau labai ilgai, virš 15 metų mados industrijai. Taip, aš žinau, kad mano prieiga prie mados galbūt kartais gali būti šiek tiek elitistinė, galbūt vien tik dėl žinių, kurias aš turiu, arba dalykų, kuriuos aš esu mačiusi. Tačiau bandant atsiremti į tokias visiškai paprastas problemas, manau, kad galima tą madą kitaip atskleisti. Pavyzdžiui, tą laidą apie kūną man buvo labai svarbu padaryti pagrindė dėl to, kad
visų pirma, mes visi turim kūnus ir mes visi turim juos kažkaip apdengti. Ir mada, tiesiog kaip industrija, turi labai blogą reputaciją mados ir kūno santykių. Ir kažkaip ir norisi ir paaiškinti, iš kur ta reputacija yra kilusi, bet norisi ir paaiškinti, kad, galbūt egzistuoja kažkoks kitoks to santykio būdas, kad mes galime su mada sugyventi šiek tiek kitaip ir permastyti viską. Ir kažkaip man norisi parodyti ne tik tai, kas yra blogai arba kas yra gerai, bet ir tai, kaip viskas galėtų būti ir kad tos alternatyvos mąstymo kryptys, jos egzistuoja tiek kažkokiame akademinėme mados diskurse, bet kad jos gali egzistuoti ir tarp mūsų. Ir kalbant apie tą patį body positivity judėjimą arba bendrai apie meilę savo, savęs prieimimą, apie didesnį įtraukti rasių, kūno formų, įgalumų ir ko tik nori, tai manau, kad šitam diskursam mada neišvengiamai dalyvauja ir galbūt gali jame dalyvauti pozityviau. Tai štai, toks mano yra tikslas kažkaip priartinti mados temą ir mados tam tikras problemas stereotipinės prie to, su kuo kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria. Aš manau, tai puikiai gyvendini iš to, ką girdėjau iš tavo laidų ir tikrai planuoji jas tęsti, čia 13 laidų parengti per sezoną, čia yra ką veikti. Čia, žinok, dabar jau tų laidų yra parengta virš 50. Čia yra savaitinė laida. Aš kiekvieną savaitę parengiu po laidą ir aš nepraleidau nei vienos savaitės nuo pernai metų birželio. Wow. Nei vienos savaitės. Tai tempas, turiu pripažinti, kad yra didelis, krūvis yra visai didelis ir galbūt kartais galvoju, galbūt netgi šiek tiek per didelis, tačiau aš galvoju, kad jeigu aš šiek tiek apmažinčiau šitą laidų dažnį, aš tada visuomet jausčiaus kažko nepasakius, nes man pačiai vis dar yra stebuklas, kaip aš kiekvieną savaitę randu ką papasakoti, kiekvieną savaitę sugalvoju temų ir vis tiek dar, nežinau, čia turiu užsivedusi tokį nautą kompiuterį ir telefone, tai aš turbūt turiu temų dar porai metų į priekį, tai kol ar ta klasika mane laikys, tol aš ten ir būsiu, manau. Nes tiesiog tiek daug visko galiu papasakoti. Ir šiaip galų gale, manau, kad tu irgi pritarsi iš savo praktikos tokiai minčiai, kad jeigu labai labai nori apie kažką sužinoti daugiau, bet niekada neturėjai laiko pasidomėti, tai sugalvok padaryti apie tai laidą. Tiesiog tai yra, tai tarsi savo kažkaip legalią duodi prieigą kažkuo domėtis, tarsi paversdamas savo domėjimąsi savo darbu. Ir kadangi tai yra įdomu tau, klausytojai tai girdi, kad tau yra įdomu ir jiems yra įdomu. Kalbant apie klausytojus, pavyksta iš jų gauti ryšį kažkokį, vėlgi grįžtam prie to, kad LRT yra didžiulė infrastruktūra ir kartais tu tiesiog nežinai, kur tavo siunčiamos bangos nueina ir kokias ausis pasiekia. Papasakok apie tai, koks yra ryšys su tendencingai klausytojais tavo. Iš tiesų, galbūt per kelis pjūvius galima apie tą ryšį pakalbėti, nes visų pirma, aš, tarkim, esu visai aktyvi socialinėme tinkle Instagram, kur turiu nemažai sekėjų, kurie jau kurį laiką dar prieš LRT mane sekė dėl to, kad aš visai mėgstu tokias miniatiūras rašyti apie mados istoriją, nes kiekvieną dieną randu įvairiausių įdomių faktų arba kažkaip sugebu susijęti madą su tuo, kas vyksta pasaulyje. Pavyzdžiui, neseniai per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje nusprendžiau parašyti apie Joe Bideno akinius aviatorius ir tiesiog man smagu tokiais dalykais pasidalinti. Tai kai mano sekėjai sužinojo, kad pradėsiu turėti radio laidą apie madą, tai tiesiog atsirado dalis auditorijos, manau, atėjo iš ten. Tai čia kaip ir buvo galima tam tikrą prasme to tikėtis, tačiau tikrai esu dėkinga LRT klasikos visai komunikacijai, kad jie kažkaip labai gražiai priėmė tą laidą ir kad jie padėjo irgi galbūt naujoms auditorijoms ją atrasti, tačiau buvo keletas tokių irgi keistesnių laidos išsprogimų, sakyčiau, kai keli bene didžiausi Lietuvoje nuomonės formuotojai, ten, pavyzdžiui, Karolina Meskino, ten Naglis Bierensas, Lukas Gricius, jie tiesiog pradėjo dalintis mano laidą. Aš jų neprašiau, bet jie tiesiog į savo storius ar ten dar kur dėjo, kad klausom tendencingai ir labai patinka. Ir tada aš taip žiūriu, kad Apple Podcasts ir mano laida yra numeris 1 Lietuvoje. Ir aš tokia, what? Tai tiesiog tai vadar ir per tokį dalyką labai daug auditorijos atsirado, kas, irgi yra man absoliuti fantastika ir aš dar nesuvokiu to, kas įvyko, nes tokių iššovimų į viršų buvo gal per metus 4 kokie. Tai visiškai wow tiesiog. Tai socialinių tinklų gale.
O šiaip tai esu gavusi tokių labai įvairių įdomių ir gražių žinučių. Kartą man yra parašęs vienas neregys klausytojas, kuris sakė, kad aš galbūt sunkiai įsivaizduoju, kaip suknelės ar spalvos ar raštai atrodo, tačiau yra taip įdomu klausytis vien tik pasakojimo. Tai man čia buvo didžiausias įmanomas komplimentas, koks gali būti. Tada praeitą savaitę sužinojau, jog mano geriausio draugo močiutė klauso tendencingai ir paprašė, kad parengčiau laidą apie vyresnę moterį kokią nors. Tai šią savaitę išėjo laida apie Vogue redaktorę Dianą Vreeland, kuri buvo fantastiškai stilinga vyresnio amžiaus moteris. Tada, pavyzdžiui, kartais netgi sužinau, kad žmonės, kuriuos labai gerbiu ir kurie yra iš visai kitų industrijų, kad jie pasirodo irgi klauso tendencingai, vien tik dėl to, kad jiems, kad šiaip galbūt mada jiems nėra aktualus dalykas, bet vien tik dėl tos tokios bendražmogiškos prieigos ir dėl tokio pasakojimo, kuris yra neišvengiamai susijęs tiek su kultūra, tiek su menu, tiek bendrai su įvairiausiamis socialinėmis problemomis, kad, jiems įdomu pamatyti ir kažkokį mados vaidmenį kitose laukuose, kuriuose galbūt mados nesitikėtum. Ir kažkaip, tai man tai yra toks neįtikėtinas komplimentas. Vakar sužinau, kad vieno mano bičiulio 14-metės sesuo klauso mano laidos. Ir aš tada iš karto irgi kažkaip susimąsčiau, kad tai reiškia, aš galiu pasiekti pensininkus, aš galiu pasiekti vidurinės mokyklos moksleivius, aš galiu pasiekti menininkus, aš galiu pasiekti žmonės, kurie galbūt net nemato mados. Tai iš tiesų auditorija mane pačią nustebino, nes aš jeigu galvojau, kad tai bus maždaug mano amžiaus merginos, kurioms, vienaip ar kitaip ta mada yra aktuali, arba kurios galbūt dirba šitoje industrijoje, tai kai sužinau, kad vis tik tas pasiekiamumas yra smarkiai didesnis ir smarkiai įvairesnis, man tai yra milžiniška garbė, man tai yra neįtikėtinas pasiekimas ir labai tiesiog jaučiuosi tokia susikuklinusi, humbled, angliškas geras žodis yra, nes tikrai to nesitikėjau. Bet tai matyt reiškia, kad galbūt galima apie tą madą kalbėti. Aš visuomet norėjau įrodyti, kad mada gali būti įdomi tema ne tik, negražiai pasakysiu, bet gėjams ir manekenams, kad tai gali būti tema, kuri ir kitiems gali kažkaip pasirodyti svarbi. Tai va. Tai man tiesiog tas feedbackas yra, aš dar jo nesuvokiu. Labai ačiū, kad pasidalinai tuo, nes tas yra svarbu, ar ne? Be auditorijos grįžtamojo ryšio labai sunku kažką tęsti, nes tu tiesiog nežinai, ar tai rezonuoja žmonėms. Pabaigai aš noriu tavęs paklausti apie patį garsą. Žinai, mes esam garso audio festivalio rėmuose. Ir tu minėjai, kad yra dalykų, kurie tau patinka garse ir kurių tu sieki savo laidose, pavyzdžiui, kažkoks natūralumas, toks pasakojimas versus skaitimas. Arba minėjai apie savo pirmąjį redagavimą laidos, kada norėjai tas pauzes iškirpti. Aš turėjau tą etapą irgi, paskui kažkaip pradėjau tą klausyti įrašą ir jaučiu, kad kažkas ne taip, kad tarsi žmonės taip nekalba, kad pauzė yra komunikacijos dalis, bet užtruko, kol iki to priejau. Tai man tiesiog įdomu šitie tavo metai garse, ką tau leido suprasti apie šitą mediją, ne tik kaip klausytojai, ar nes, kai klausai podcastų nuolatos ir daug kas iš mūsų yra klausytojai, bet kaip kūrėjai, ką tu supratai apie garsą, ką jis duoda tau, ko galbūt kitos medijos tau nedavė? Esu atėjusi vis tik iš teksto lauko ir visuomet save pirmiausia suvokiau kaip rašytoją, kaip žmogų, kuris gali būtent tekstu, neretai tokiu gražiai paredaguotų, išdailintų, sukoncentruotų, perduoti informaciją. Ir tekste visuomet jausdavau poreikį į kiek įmanoma, galbūt ne į kiek įmanoma mažesnę, bet į tam tikrą formą sudėti kiek įmanoma daugiau informacijos ir kiek įmanoma daugiau kažko, kas būtų naudingo. Aš tokius sodrius tekstus visai mėgstu rašyti, kuriuose galbūt nėra daug įvairių poetinių nukrypimų ir kuriuose galbūt nėra labai daug laisvės, nes man atrodo, kad tekstas kaip informacijos vienetas, kad jis turi būti toks maksimaliai talpus. Ir atėjusi į radiją, aš irgi pradžioje norėjau to paties, bet tada aš suvokiau, kad radio grožis yra ne tame, radio grožis yra tokiam labai
intimiam balso ir ausies tokiam atstume. Ir kad kai tu kalbi žmogui, tu nenori, kad jis jaustųsi, vat, kaip tu sakei, kad tarsi gauna paskaitą, tarsi gauna vat, kažkokią, tarkim, kaip žinių, tarkime, klausos, ar ne? Ir kad tu nori žmogui pasakoti taip, kad jis jaustųsi, jog tu esi šalia, jog tavimi galime pasitikėti ne tik kaip žurnalistu, ar ne tik kaip savo srities ekspertu, bet kad tavimi galime pasitikėti tiesiog bendrai kaip žmogum, kuris nori tau kažką papasakot, kuris mano, jog tau yra verta kažką sužinoti. Ir manau, kad būtent tas garso intimumas, galbūt ta garso laisvė perduoti emociją, ta garso laisvė kažkaip kartais netgi vingiuoti, kad tu gali vieną akimirką labai užsidegęs apie kažką pasakoti ir būti toks super overexcited, o kitą akimirką jau gali, na gerai, o dabar jeigu šiek tiek nusiraminam, pereikim truputį prie kažkokio kito informacinio vieneto ir kad tu gali, va, irgi pagal festivalio pavadimą, tu gali tą bangavimą turėti. Ir tas bangavimas labai gražiai atkartoja tiesiog natūralią komunikaciją, kaip tu pats sakai, kad pauzė irgi yra komunikacijos dalis, tai aš manau, kad ir emocijų kaita, kad galbūt ir intensyvumas irgi yra, intensyvumo kaita irgi yra ta pati komunikacijos dalis, tai aš manau, kad tas garsas, jis yra toks žmogiškas. Ir man tai yra taip gražu. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kad, galvojant apie mūsų profesijos ateitį ir svarstant apie tai, kad už mus galbūt kada nors rašys tekstus dirbtinis intelektas, kad galbūt netgi vaizdus gali kurti dirbtinis intelektas ar dar kažką, aš tiesiog galvoju, kad balso natūralumo ir to viso flow atkartoti, veikiausiai nepavyks, nes tai yra taip žmogiška, tai yra taip kartais neatkartojama, tai kartais gali būti taip nenuspėjama ir man tai yra gražiausia būtent garso žurnalistikos dalis. Skamba puikiai. Deimante, ačiū tau labai, kad prisijungiai šiandien. Sėkmės tau su tendencingai ir su puota. Dar kartą sveikinu su nominacijom ir džiaugiuosi, kad esi šių metų Banguoja festivalio dalis. Sėkmės. Ačiū tau labai, Karli, buvo labai smagu pasikalbėti. Iki kito karto. Iki.